Pirma sisteminė klaida, kodėl nepavyksta padaryti pardavimus per socialinius tinklus, dėl to, kad tiesiog socialiniai tinklai neparuošti pardavimams. Elementariai, nėra normalios nuotraukos, nesutvarkytas bio, neaišku, ką galima pas jūs nusipirkti. Žmonės elementariai tiesiog nesudeda į savo bio nuorodą, kur galima užsiregistruoti, nusipirkti, pereiti. Dėl to pirmas labai svarbus dalykas – pasižiūrėti, kaip atrodo jūsų socialiniai tinklai. Ar klientams, kurie užeina į jūsų profilį, iškart aišku, apie ką jūs parduodat. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ar jie supranta, kodėl jiems verta pasilikti jūsų profilį. Ten viskas apie jūs parašyta, kokie jūs faini, ką jūs parduodat, toks profilis parduotuvė. Ar jūs vis dėlto paliekat ten žmonėms paaiškinimą, nors su viena frazė, ką galima naudinga rasti jūsų profilį. Pavyzdžiui, mano profilį rasi stilingus patarimus. Čia viskas apie pardavimus per socialinius tinklus. Aš grožio meistrė dalinuosi, kaip prižiūrėti odą namuose. Ir būtent šitą frazę bio padės jums ne tik parduoti, bet ir pasilikti šaltą srautą, kuris ateina į jūsų profilį kaip sekėjais. Toliau labai svarbu sutvarkyti savo feed, ypač Instagrame, tai jūsų tinklelį. Jeigu anksčiau, dar prieš 7-8 metus, buvo visiškai normalu, kad feed tinklelis yra tiesiog nuotraukų galerija, toks jūsų albumas iš jūsų kelionių, gražių kažkokių akimirkų. Tai dabar, kada mes socialinius tinkluose mokamės, kada mes su jumis socialinius tinkluose ateinam gauti iškart naudos, kada mes greitai vartojam turinį, mums reikia ateiti ir iškart iš feedo suprasti, kur paspausti, kad gauti tą, ką mes norim. Tam reikalingi antraščiai. Atrinkit vieną šriftą, vieną jūsų akcentinę spalvą. Geriausia spalva antraštėm yra balta. Ir užrašykit antraščius, kurie sprendžia jūsų auditorijos problemas arba skausmus. Kaip naudoti toniką? Kokį įvaizdį pasirinkti einant į pasimatymą ir taip toliau. Ir tada žmogus užeinant į jūsų profilį iškart gali susirintuoti ir paspausti ten, kur reikia. Tada jis pavartos dar kažkiek jūsų turinį, per tą laiką apšils ir galės jau užsakyti pas jūs paslaugą arba produktą. Jeigu yra nuoroda, iškart per jūsų parduotuvę arba parašyti jums asmeninį žinutę. Nuostabu, jeigu pas jūs bus surištas pardavimo grandinėlės iš jūsų turinio vienetą, pavyzdžiui, per mini chatą, išsiuntimas kažkokia dar papildomas naudingos medžiagos arba pirkimas. Toliau labai svarbu supakuoti ne tik jūsų vieną socialinį tinklą Instagramą, bet ir kitus socialinius tinklus. Tai jūsų Facebookas, Facebook page'as ir Facebookas asmeninis, apie kurią aš labai dažnai kalbu ir vis tiek matau, ant kiek nesutvarkyti asmeninės anketas. Nuotrauka, ant koverio kažkoks saulėlydis arba nuotrauka iš vestuvės, neparašyta, ką jūs darot, šeimyninės nuotraukos, pasveikinimai su gimtadieniu, konkursai, tada jūsų profilis tiesiog netarnauja jums. Taip pat nepamirškit sutvarkyti visus savo kitus socialinius tinklus. TikTok, LinkedIn, YouTube, nuostabi platforma. Ir tą turinį, kuris jau kūrėt, tiesiog dubliuokit į skirtingus socialinius tinklus ir kanalus. Aišku, skirtingi kanalai ir skirtingi socialiniai tinklai reikalauja truputį kitokio turinio, ypač TikTokas. Ten gali būti paprastesnis turinys, bet jeigu jūs jau sukūrėt Reelsą, kodėlgi nepaimti tą Reelsą ir nepradubliuoti į, pavyzdžiui, asmeninį Facebooką, jūsų Facebook page'ą, į TikToką, į YouTube Shorts, nes vienas turinio vienetas gali jums padėti sugeneruoti papildomas peržas kitose socialiniuose tinkluose, nes skirtinga auditorija skirtingose socialiniuose tinkluose surinka informaciją ir ieško informacijos būtent šią temą, kurią jūs komunikuojat. Antras sisteminė klaida, dėl kurios jums nepavyksta pardavinėti per socialinius tinklus, tai yra nesistemingas turinio kūrimas. Be disciplinos, be sistemos, be strategijos, be aiškaus dažnumo ir reguliarumo. Kada norim, tada įkeliam. Yra įkvėpimas, įkeliu keletą turinio vienetų per savaitę, po to kažkas nutinka, nėra nuotaikas ir dingstų. Ir manęs nėra. Algoritmai mėgsta nuoseklumą. Ir jums reikia pasirinkti savo komunikacijos dažnumą. Kiek turinio vienetų jūs galit padaryti per savaitę. Pačioje pradžioje tai gali būti vienas turinio vienetas per savaitę. Pavyzdžiui, vienas Reelsas arba postas. Toliau įgyjant tą įgūdį jūs galite didinti turinio vienetų kiekį per savaitę. Pavyzdžiui, 2, 3. Idealiausias formatas, kada kasdieną pas jūs išeina Reelsas. Bet su to viskas gerai, jeigu dabar pas jūs nėra įgūdžio, nėra supratimo, apie ką komunikuoti, kaip tai daryti. Mes galėsim tai su jumis išmokti daryti per mokymus.
Bet dabar suraskite dar šalia su savo reguliarumu ir dažnumu vidinį motivaciją. Kodėl jūs tai darysit? Tai gali būti tiesiog elementariai, man dabar reikia pardavimų ir pinigų iš socialinių tinklų, aš noriu pripažinimo, aš noriu gauti aplodismentų, tai, pavyzdžiui, mano motivacija. Pas jūs gali būti motivacija ateičiai auginti savo asmeninį prekinį ženklą. Vat tie, kurie vaikšto į sporto salę, jūs radot savo motivaciją, kodėl jums reikia sveikaus, gražų kūno. Ir jūs einate į sporto salę. Jeigu aš dabar jums pasakyčiau, neikite į sporto salę, ką jūs man pasakytumėt? Ką aš tau blogo, Marina, padariau, kad neįti į sporto salę. Taip pat, jeigu jūs dabar man sakytumėt, Marina, nevesk socialinius tinklus, nekelk rilsus, aš pasakyčiau, o ką aš jums blogo padariau, kad nevesiu soc tinklus. Aš ten gaunu daug daugiau naudos, nei to vidinio pasipriešinimo tai daryti. Kaip esu sporto salė, patikėkit, aš dabar, kai pradedu šitą kelionę, visada pradžioje atsiranda tas vidinis pasipriešinimas. Bet kuo daugiau jūs darysit veiksmus, įvesit tą nemalonų veiksmą į discipliną, pavyzdžiui, reguliarūs filmavimai, kilimas turinio, sudėliojimas jūsų storytellingo, to daugiau pas jūs bus motivacijos, nes jūs gausit jau ir grįžtamą ryšį, matysit jau rezultatų nuo jūsų darbo, vedant socialinius tinklus. Tai pasirinkit motivaciją, būtinai pasirinkit savo reguliarumą ir dažnumą ir dar labai svarbus patarimas, kad kurti turinį socialinius tinkluose, jums pirmiausia reikia išmokti dienos eigoje filmuoti daug skirtingų kadrų. Kurti turinį tiesiog į savo telefono galeriją. O kada jūs keliaujat, 100% pasakysiu, kad jūs visi labai daug kūrėt turinį. Po atostogų pas jūs ten šimtais nuotraukų ir video. Ir vyras įdarbintas dažniausiai. Jis sako, gali mane pafotkinti, gali mane pafilmuoti, nufotkink mane prašau prie šitą kalną. Ir tada vienareikšmiškai yra daug turinio, kurio norisi įkelti į savo Facebooką, pasigirti, kad aš buvau, žiūrėkit, kaip buvo faina. Tai vat padarykit tą rutiną savo kasdienybei. Tiesiog kasdieną stebėkit, kas vyksta, kur kyla jums didžiausia emocija, kur aplinkoje jums patinka kažkokie kadrai ir tiesiog fotkinkit nuolat tiesiog kurkit gražius kadrus, paimkit kamerą, apsisukit telefoną, pakalbėkit į kamerą kokias 2-2,5 minutės apie tai, ką šiandien išgyvenat, ką jaučiat, kas įvyko ir tada toliau, kada jūs turėsit savo galerijoje turinį, jūs galėsit labai lengvai sukurti ir reelsą, ir storytellingą, nėra turinio jūsų nuotraukos galerijoje, nėra turinio socialinius tinkluose. Jau patikrinta. Trečia sisteminė klaida, dėl kurios jums nepavyksta pasiekti gerų pardavimų socialinius tinkluose, labai banali, kada jūs keliat pardaviminį turinį. Sakykit, koks eroras, kokia nesąmonė. Jūs keliat pardaviminį turinį ir negaunat pardavimų. Kodėl tai vyksta? Nes socialinius tinkluose žmonės dabar ateina pailsėt, fainai praleisti laiką, prašykti savo laiką, paskrolinti, gauti kažkokį turinį, kuris lengvai gali būti suvartotas, juokingas turinys, įdomus turinys, turinys, kuris įkvėpia, estetiškas turinys, kada kažkas kažką daro, o jūs gulint ant sofos stebit, kad kažkas ten daro remontą arba ten surinkinėja valgomas puokštės ar ten dar kažką. Tai įsivaizduokit, mums reikia išmokti per lengvą, naudingą, įdomų, įtraukantį, įkvėpinti turinį, prakišti savo pardaviminį žinutę. O kelti tiesiog pardaviminį turinį dabar neveiksminga, nes žmonės iškart praskrolina, praskipina. Jeigu mato iš pat pradžių, kad tai yra pardaviminis turinys, kada mes ateinam, nori numesti svorį, nusipirk mano šitus papildus. Tai nesuveiks. Reikia duoti papildomą žinutę, papildomą naudą ir tik tada gražiai įpinti tą pardaviminį kvietimą veikti, pereiti į jūsų profilį, užsakyti pas jūs paslaugą ir parduoti savo paslaugą. Jeigu pas jūs yra, pavyzdžiui, elektroninė parduotuvė, jūs parduodat drabužius, parduodat savo rankdarbius ir jūs suprantat, kad nekursit nei naudingo, nei vertingo, nei įdomo, nei traukiančio turinio, tada jums reikia kurti kuo įmanoma daugiau gerų vizualų jūsų produktą arba jūsų paslaugos ir bombinti tiesiog su savo naujienomis, su savo produktais. Kurti ne tik nuotraukas, kurti gerą vizualinį turinį ir geriems vizualams spausti mokamą reklamą. Jeigu jūs nenorit įtraukti auditoriją su naudingu, vertingu, įtraukiančiu turiniu, jums tiesiog reikia priimti sprendimą daryti dar turtingesnę meta kampaniją.
mokėti Facebook meta reklamai ir nuolat stengtis ieškoti gerus vizualus arba reklaminius banerius, video, kurie bus jums pigiausias kontentas, pigiausias turinio vienetas, atnešantis pigiausią lidsą. Tai yra tas žmogus, kuris paspaudžia į jūsų reklaminį banerį. Kito kelio realiai nėra. Arba jūs esat profilis parduotuvė, kur tiesiog keliat savo darbus ir mokat Facebook'ui arba ieškot kitų kanalų, kaip pritraukti auditoriją į jūsų profilį, arba jūs kūrit įdomų vertingą turinį, kuris surinka organinis peržiūros, tada toliau šildot auditoriją savo profilį ir tik tada parduodat. Ir ketvirta sisteminė klaida, dėl kurios jūs neturit gerų pardavimų, kad jūs nedarot gerus pardaviminčius storytellingus savo storyse. Stories dažniausiai yra kažkokia šiukšliadėžė, kur jūs tiesiog imitat kažką. Mano klientai sako, aš tai imitu kažką į storiukus. O aš antiek branginu savo stories ir stengiuosi daryti ne kažkokius storiukus, apgalvotus storytellingus, nes būtent ryšys su auditorija, apgalvoti geri storytellingai pagal tą tikrą struktūrą, kurią mes su jumis praeisim mokymasi, pagal tą tikrą schemą, variantus, kuriuos aš jums duosiu, parduoda. Pas mane kartais yra 700-800 stories peržiūrų mano storyse, bet aš sugebu padaryti 10 pardavimų produkto, kuris kainuoja 1000 eurų ir sugeneruoti 10 000 eurų iš vieno storytellingo. Ar norėtumėt taip? Tai prašau, branginkit savo stories. Mūsų stories žiūri tik 10% mūsų auditorijos, kartais ir mažiau. Dėl to mes į stories turim dėti lengvą turinį, daug turinio iš jūsų asmeninio gyvenimo, kurį labai lengvai suvartoti, kur žmogus gali susipažinti su jumis kaip su asmenybė, su jūsų vertybėmis. Jeigu jūs esat verslo profilis, reiškia su jūsų verslo vertybėmis, su jūsų verslo virtuvė ir tada per įdomus įtraukiančius storytellingus, kurie aš pažadu, jeigu jūs prisijungsit prie šito mokymo, jūs išmoksit padaryti storytellingus. Per reelsus pakankamai sudėtinga padaryti tiesioginį pardavimą, bet reelsai išeina į šaltą srautą ir gali mum atnešti naujos šaltos auditorijos srautą į mūsų profilį. O stories tai yra, dar kartą pakartosiu, šventą vietą, kad žmonės paspaustų nuorodą, parašytų jums asmeninį žinutę ir nusipirktų jūsų paslaugą. Susitvarkus tik šitas 4 sisteminės klaidas, jūsų profilis jau labai stipriai pajudės į priekį. Bet jeigu jūs priimsite sprendimą prisijungti prie šitų mokymų, kuriuos vesiu aš, Marina Valiukonienė, mes su jumis praeisim visą sistemą, kaip nuo nulio iki galutinio rezultato sutvarkyti savo socialinius tinklus ir padaryti jūsų profilius pardaviminį platformą, kur jūs ne tiesiog kišat savo produktus, o kurit ryšį su savo auditorija, kur jūs investuojat į tai, kad auginti savo auditoriją, kurit naudingą, vertingą turinį ir tai yra jūsų didžiulis resursas. Galėčiau pasakyti, geriausia investicija. 10 000 sekėjų surinkti jūsų profilį, tai realiai yra 100 000 eurų, kuriuos galėsit sugeneruoti per artimiausius pusę metų. Jeigu jūs tai motyvuoja, neabejokit, šiandien bus nuostabus pasiūlymas, prisijunkit ir pasimatysim jau pamokose.